Sveiki jaučiai! Na, galų gale nauji metai, nauji lapai ir jums žymiai geresnis periodas. Jau nuo 1 sausio dienų pajusite, kad viskas yra geriau ir kad daugiau optimizmo ir ypatingai labai džiaugsitės dėl savo veiklos, dėl savo darbo, nes pamatysite ir vertinimą, ir perspektyvas. Na, o kurie intensyviai ieškote veiklos, jums pavyks surasti ar ten pradėti kažkur konkursuoti, kur laimėsite konkursą, gausite visą tai, apie ką senai svajojote. Ypatingai turėtų atkreipti dėmesį tie jaučiai, kurie ilgai jau paskutiniais gal net metais vargsta dėl darbo, dėl veiklos ir jau praradę viltį užsiimti tą veiklą, kuri juos tenkina, kurie juos džiugina ir ta veikla, kuri atneša pakankamas pajamas, kad galėtumėt gyventi nežemindami savo žmogiško orumo. Taigi, mėly jaučiai, tikrai sveikinu, labai puikus metas savirealizacijai, savęs reklamai, savęs pateikimui, savo darbų pristatymui, visa tai, kas susiję su jūsų veikla. Taip pat kitas labai palankus aspektas šią savaitę yra viskas, kas susiję su jūsų namais ir namų aplinka artimaisiais. Tai tikrai bus daug šilto bendravimo ir su vyresniaja karta, ir su viduriniaja karta, ir su jauniausiaja karta. Taigi, taip pat namų tvarkymas, matyti jau nusiaubė svečiai namus, teks pasitvarkyti gal netgi labai rimtai kapitaliai. Taigi, mėlieji, nuostabi, įdomi 1 metų savaitė. Iki.